Sveiki mano mėly kursiokai ir kiti bičiuliai. Jūs be abejo jaunystėje esate klausęsi, ar pas save turėjote, arba pas draugus patefoną vinilo plokštelių grotuvą. Ir daugelis jau šitą dalyką yra pamiršę, nors vinilo plokštelės ir vinilo grotuvai gyvena dabar tikrą renesansą. Ir neseniai man atsitiktinai pavyko nusipirkti iš vieno kauniečio štai tokį vakarų Vokietijoje 1960–65 metais gamintą patefoną priedėlį ELAC Miracord 16. Jis, kaip matot, toks pusfabrikatis yra, neužbaigtas lygtai, bet jie tokie buvo ir pardavinėjami tam, kad žmonės arba įsistatytų į radijo aparatus lempinius, arba susigalvotų kokią nors dėžę, arba ir be dėžės galima naudoti. Kaip matot, aš pastačiau ant minkštos taburetės ir galima klausyti. Šitas patefonas yra stereo ir gan palyginti su tiems laikams neblogas, dėl to, kad atkuria nuo 20 Hz iki 16 kHz dažnius. Kai tuo tarpu tuo pat metu gaminti rusiški patefonai koncertiniai stereo buvo tikrai už šitą primityvesni, maždaug nuo 100 Hz iki 12 kHz jie maksimum atkurdavo plokštelės įrašų dažnius. Dabar šitas, kadangi magnetofonas, tai yra, atsiprašau, šitas patefonas neturi visiškai jokio stiprintuvo, net pirminio, tai jį galima klausyti per tokias radijas, kaip šita, pavyzdžiui, AEG, irgi 62 metų stereo, arba reikia jungti per fono korektorių į stiprintuvą ir per kolonėlės klausyti. Šį kartą siūlau pasiklausyti per šitą radio aparatą AEG. Kitą kartą tęsinys bus per stiprintuvą su fono korektoriumi.
šaltį